Sveiki visi ir vėl su jumis sveikinasi OX Trades ir šiandien pakalbėsime, ar kažkas nors pasikeitė nuo paskutinių darytų video. Tai trumpai ir aiškiai, iš esmės nelabai kas pasikeitė, aš pats asmeniškai, jeigu ką įdomu, tai net nesu dar jokioj pozicijai, kantriai sėdžiu ir laukiu, be to ir informavau savo Discordą, kad iš esmės būtų tikrai dar palaukti, ne, tai kas norite pasiskaitykite, čia trumpai, ne, ta prasme, ką aš informavau, ne, tai irgi dar viena privilegija Discord narių, nes gaunat visus update'us gyvai, ne, ar, pavyzdžiui, čia pasidalinau dar keletą scenarijų, ne, tai realiai buvo labiausiai, jeigu ten supratot, ką perskaičiau, ne, tai būtų mano interesas šitos vietos longo tokios labiausiai dominantis longas yra visiškai žemiau, ties 58 ir 7, iki 54 tūkstančių, give or take, ne, plus minus 54-8, whatever, ne, detalės. Jo, bet esminis dalykas, man dar kaip prašiau, ne, bet kokiu atveju, mano kol kas favoritinis scenarius, matyti dar bent vieną naują low, ne, tai ką turėjau omeny, tiesiog, kad kaina atsidurtų žemiau šitų esančių lows. O dabar galim perėti prie techninių dalykų, ne, ką mes čia matome, ką aš čia susibraižęs, ne, čia tik vienas folderis. Tai jo, tai realiai kol kas seku vieną tokį kaip ir semi-bullish, semi-bearish scenarijų, ne, nes bet kokiu atveju galimai turėsime įmanoma turėti dar vieną move up, ne, ar tai bus iš esmės C kojos move up, ar tai bus trečio veivo move up, mes dar kol kas to nežinom, nes mes nematom dar informacijos iš to, bet ką mes galim padaryti, mes galim tiesiog pasiruošti tam, ne. Tai realiai mačiau, kiti žmonės sako, kad čia galimai užsibaigia korekcija, ne, W, X in Y, ne, bet aš sakyčiau, kad korekcija dar galimai gali padaryti dar vieną low, čia būtų jos invalidation, kodėl aš taip sakau, nes žiūrint į bearish scenarijų, čia yra bullish scenarijus ir po to pakalbėsim apie bearish scenarijų. Nes šiaip skaičiuojant, ne, WX ir Y, ne, tai mes dar turėtume pamatyti realiai šitoj kojų į koją, ne, Y, turėtume pamatyti dar 1, 2, 3, 4, 5, ne, ir tada gauti šiokį tokį sulėtėjimą prie šitų levelių, ne, iš esmės pahighlightinsiu, į ką aš asmeniškai labiausiai kreipsiu dėmesį, tai yra šitas boksas, ne. Kodėl, tai to ir pažiūrėsim. Jo, tai turime dar vieną daily naked point of control based on volume, ne. Realiai vidury šito bokso, ne, kas yra labai įdomu. Tai on validation būtų bent jau šitą scenarijaus, ne, tai irgi žemiau 1.618, ne, 63,677, bet kokiu atveju tai nėra finansiniai patarimai, tai yra tik mano kriptoanalitiko, marketo analitiko įžvalgos, ne. Turite priimti sprendimus patys savo galvą ir suprasti, kaip reikia valdyti riziką, ne, tai aš tiesiog galiu pasidalinti savo idėjom, ką aš tiesiog, į ką aš kreipsiu dėmesį po to, ne. Tai jo, tai supraskim dar vieną dalyką, ne, tai norėtume pamatyti 1, 2, 3, 4, 5, ne, ir šitoj vietoj volumas, kad pradėtų žemėti, ne, realiai volumo indikatorius, ne, volumas žemėja, ne, gaunam kažkokį slowdown, su marketas sulėtėja ties šitą vietą, ne, ir tada galim bandyti užeidinėti pozicijas, ne. Tai jo, tai būtų bullish scenarijus, semi-bullish, kodėl semi-bullish, nes mes nežinom, ar tai bus mūsų koja C tiesiog didesnėje korekcijoje, ne, nes ketvirto veivo charakteristikos yra, kad jie būna tikrai ganėtinai kompleks ir patys sunkiausi treidinti iš esmės, ne. Daugiausiai neiškumų būna ir visokių tokių dalykų, ne, ta prasme. Ar čia low gali būti jau in? Jo, of course, ta prasme, gali ir čia būti low in, ne, matome OX fibas, mūsų secret call at the moment, tai jo, gavom reakciją nuo jo, jo, bet ne apie tai. Ar jau gali būti low in, jo, ir pakalbėsime apie kitą scenarijų, jeigu paliesime šitą invalidation pointą, ne, tai čia bus vienas iš kitų alternatyvų longų, kas gali būti, ne, bet iš esmės va tai va gali būti, ne, šitaip ir toliau šitaip, ne, o kitas scenarijus yra mega bullish scenarijus, ne, kad mes šičia jau padarysime low ir tiesiog bus trečias veivas, ketvirtas ir penktas, ne, tiesiog va šitų va pagrindų
trečias, ketvirtas ir penktas, ane, ir tada gausim dar vieną korekciją į apačią, didesnio veivo, didesnio laipsnio, ne 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 į apačią ir čia dar compoundint galim alongus, ane, tai ar mūsų targetas bus, tai iš esmės targetas yra 70, būtų 70 2400, ane, bet tuo atveju, kai paliesim tą levelį, yra dar setupas iš shorto, šiaip tai atsidarysiu hedžinį shortą, ane, nuo tos vietos irgi. Tiesiog, kad apsidrausti, ne, tai longo bet kokiu atveju neuždaryčiau, tiesiog atsidaryčiau hedžinį shortą, ne, ir pakalbėsime apie shortą scenarius irgi neužilgo, ne. Tai va šitaip, ne, atrodytų mano trade planas, longas į shortą, abiejų pozicijų neuždarau, invalidation lauklai būtų shorto, jo, nes mes nežinom, ar visą tai gali išsirutulioti į 3, ne, mes žinom, kad yra 1-2 setup arba A-B setup, ne, su potencialu gauti C koją, ane, arba trečią veivą, ane. Tai jo, tai čia tokie trumpi tokie apdeitukai apie šitus du scenarijus. Dabar galim biškai pakalbėti apie bearish scenarijų, manau, kurio invalidationas būtų realiai 70 000 būtų realiai šitas high, ne, tai local bull paslepiam, local bear įjungiam. Šitą reikia dėti local bull folderį. Čia turim alertą užsidėti, viskas ok. Ok, local bull. Jo, local bear, ne. Tai realiai local bear scenarijus yra toksai, kad yra du variantai, ne, arba mes čia turėjome A, B ir C ir jau mes esam padarę ketvirto veivo topą ant didesnio time frame, bet aš nelabai linkęs apie tą mąstyti, vien tik dėl to, nes in time, ne, kalbant apie laiko atžvelgį, ne, jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, time-based FIBA, ne, ir pradėtume matuoti pamatuotume tiesiog kiek laiko galimai turėtų užtrukti ketvirto veivo korekcija, tai ketvirto veivo korekcija, žiūrint į didesnį time frame, ne, tai turėtų užsibaigti šitam boxe, ne, o mes net nepasiekėm net pirmo time fibo, ne, tai ką tas aplamai time fibas mums pasako, kiek laiko užtruko šitam veivui korektintis, ne, lyginant su šitų veivų. Tai kol kas mes net nesam viens prie vieno, ne, korekcijos ilgio. O ketvirtas veivas turi tokią charakteristiką, kad būna minimum vieną kartą ilgesnis negu antras veivas, ne, tai jo, tai dažniausiai aš kiek esu matęs, tai būna 1,5, ne, tai tarkim šitą fibą užsienėm, tai va čia jau būtų jau įdomu pamatyti, ne, šitą vietą, ne, tai tiesiog ką turiu čia omeny, kad mes irgi dar turime laiko, ne, laiko atžvilgiu, ne, bet aišku, marketas yra įdomus dalykas, ne, ir jisai gali kartais mus nustebinti netikėtais visokiais things, ne. Jo, tai bearish scenarius yra toksai dar vienas, ne, kad mes galimai padarėm čia jau high, ne, kitas bearish scenarius, ne, ir dabar mes ką mes turime, ne, turime 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ir galimai turėsime labai didelį 3, dėl ko, pavyzdžiui, aš sakiau bullish scenarijuje, ne, bullish scenarijus, ne, kad šitoj vietoj, ne, jeigu gausim 1, 2, 3, 4, 5, aš norėčiau pamatyti markete sulėtėjimą tam boxe, ne, kad marketas sustotų ir realiai būtų impulsinė struktūra, ne, sulėtėjimu, ne. Kodėl? Nes jeigu yra šitas bearish scenarijus, ne, valid, ne, ir jis išsiplayoutins, ne, tai mes tiesiog
tiesiog tai pranersim, ne, pro visą šitą, pro šitus visus levelius, ne, ir tiesiog po to formuosim 4-5, 4-5, 4-5, ne, tiesiog lygiai tiek pat 4-5 struktūrų, kiek buvo multiple 1-2 struktūrų, ne, ta prasme, ir tada jau laudinsim tikrai tos mega longus, bent jau aš asmeniškai, jeigu man patiks tai, ką aš matau rinkoje, ne, ir taikysimės į tikrai žymiai aukštesnius levelius, ne. Ta prasme, jo, tai ta prasme potencialas bus tikrai didelis, ane. Ta prasme, wow, nu, žodžiu, apie tai dar nekalbam, kol dar to neįvyko, kad tikrai bus, kaip ir minėjau praeituose video, kad turim tikrai labai didelį potencialą padaryti labai spūdingą pullbacką, vadinkim tai pullbacką, aš tai vadinsiu pullbacku, nes manau, kad esam dar kol kas bear markete, ne, ir tikrai jame galimai dar pasiliksim, jeigu tiesiog žiūrint į didesnį time frame, kad aš manau, kas iki ko visas tas pullbackas išsirutulios, ne, tai kad turėsim čia wave A, B ir C didesnio time frame, ne, 1, 2, 3 ir pamatysim dar žemesnės kainas, kol nėra kojos padarytos B, tai mes negalim numatyti, kur bus koja C, tiesiog reikia tai suprasti, ne. Jo, tai tiesiog supraskit vieną dalyką, jeigu mes, pavyzdžiui, judam į apačią, pradedam judėti į apačią, ne, su labai dideliu volume, ne, ta prasme, tiesiog marketas dampina su increasing, su didėjančiu volume, ne, tai tada mes nieko nedarom, mes tiesiog laukiam, kol pradės marketas tiesiog stabilizuotis, ne, pradės rangin biškį, ne, ir jo, ir tada pamatysim realiai tos exhaustion vadinamą išsekimą marketo, ne, tai realiai va, kažką tokio, ne, bum, ne, marketas eina šonu, padarom bent kokį 3, ne, tai su dideliu volume ir tada volumas pradeda žemėti ir marketas pradeda čiopinti į mūsų key supporto levelius, ne, ta prasme, ir tada pamatom move up. Tuo atveju jo, tai tikiuosi tas šiek tiek yra aišku, ko aš tikiuosi iš visų ateinančių scenarijų, nes realiai supraskite vieną dalyką, Elliott Waves, tai jum duoda realiai direkciją, ne, marketo direkciją, ne, kokia kryptimi marketas galimai judės toliau, ne. Jo, ir pamiršau pakalbėti, kas bus, jeigu paliesime tą invalidation mūsų bullish scenarijaus, ne, tai žodžiu, jeigu marketas, tarkim, nes kaip ir minėjau, low gali būti in, ne, bet aš dar nelinkęs apie tai manyti, nes dar nepalėtėm invalidation, ne, bet jeigu mes paliesim tą invalidation, ir kodėl, pavyzdžiui, low gali būti in, tai labai dėl paprastų techninių priežasčių mitinam OX fibą su daily naked point of control, ne, ir value area low, ir tiesiog gaunam, galimai įmanoma gauti value rotation, ne, ta prasme, kaip ir minėjau, ten tokiam kaip ir mini šortą video padaręs 2 minučių, ne, kas įmanoma. Tai mes grįžtum atgal į value, taip, tiesiog jeigu esam virš value area high, šiuo atveju grįžtum atgal į value, ne, pirmas taikinys būtų point of control, jeigu jį sugebam paflipinti, tai kitas taikinys būtų value area low, tai lygiai taip pat iš vienos pusės, ne. Šiuo atveju hitinom pataikėm į value area low, tai tiesiog iš tokios market auction teorijos, ne, tai jo, tas taikinys galimai turėtų būti point of control ir value area high. Bet žodžiu, dabar ne apie tai, dabar šnekam apie būtent kas bus, jeigu paliesim šitą invalidation ir ką aš tada darysim, tai tada mano tiesiog planas būtų toks, ne, jeigu čia turim wave 1, wave 2, turėsime wave 3, wave 4, wave 5, ir jeigu nehitinsim šito high, ir jeigu gausim korektinį move down, ne, kaip jums skiriasi korektinis move down, o nekorektinio galit sužinoti Discord'e, būtinai paaiškinsiu. Jo, ir tada šitoj vietoj aš ieškočiau tada longo, ne, ta prasme, tiesiog gautume. Tai būtų realiai kaip confirmationas, ne, nes čia yra 1-2 invalidation, kaip minėjau, 1-2, 1-2, 1-2, ne, invalidation šitoje vietoje, ne, tai tada tiesiog taip ir gaunas, kad būtų invalidated tas scenarijus, ne, 1, 2, 3, 4, 5 ir tada ABC šitoje vietoje, ne, ABC ir mano entries būtų leidžiant čia kažkur, ne.
stopas virš, tai yra žemiau low. Nu, bet čia žodžiu apie tas detalės, ta prasme, čia toks detalesnis paaiškinimas bus būtinai sutiktas Discord'e, ne? Tam Discord'as ir yra, kad žmonės galėtų matyti live tiesiog explanations, paaiškinimus, kodėl taip, ne, ir kodėl kitaip, ne. Tai jo, galim, nežinau, perėti prie higher time frame levelio, ne, ir pakalbėti apie galimus scenarius, kuriuos aš norėčiau pats pamatyti, kuriuos pats galimai treidinsiu, jeigu patiks, kaip atrodo viskas jo, tai Ok, tai pradedame, ne? Tai realiai, jo, tai aš visą šitą local price actioną galimai įvardinčiau kaip tiesiog didesnį range, ne? Range low, range high, ne? Turime anchored vyvą, einantį nuo antro vyvo high, ne? Nuo korekcijos ABC high, ne? Jo, tai anchored vyvo yra su confluence, su daily naked, in confluence su daily naked point of control, ne? Jeigu dar paimtume, tarkim, Fibonacci, labai simple toolą, temptume nuo paskutinio swing highs iki lows, so, matome hitinom 618, tai 618 šiuo atveju aš išjungčiau ir palikčiau tik 72, kas nežinot, 72 Fibonacci levelio, tai yra labai OP levelis. Ir jeigu dar paimtume dar vieną Fibonacci, tarkime, ne, nuo dabartinio swing high iki dabartinio swing low, spaustumėm Ox, tai va, Ox irgi yra Fibas su Confluence, su šitais kitais leveliais, ne, Daily Naked Point of Control, galimai būtų Field Auction, kaip ir setupas, ne, aišku, reikėtų žiūrėti Order Flow irgi, ką mes matytume, ne, ta prasme, jeigu matom atsidarančių labai daug longų šitoj vietoje, ne, ir mes juos sugebam patrepinti, tai tada tiesiog automatiškai short setupas aktyvuojasi, ne, grįžtam atgal į range, pirmas teiginys būtų mid-range, sakyčiau, ne, na, aišku, žiūrėtume, kur būtų tuometinis volume profilis, ne, su value areas, tai irgi priklausytų nuo sprendimo pasirinkimo, ar mid-range, ar ties point of control, ar value area high, net čia tiesiog reiktų updatinti gyvai. Jo, ir tiesiog iš esmės būtų potencialas nukeliauti iki viso range lows, ne, ir tada tiesiog mes, manau, sudarytume tiesiog gražų ABC, 1, 2, 3, 4, 5, nu bent jau čia aš taip manau. Aš ir klystu kartais, tai tiesiog supraskit, tai iš esmės, tai jo, tai laukiu tiktais kokybiškų setupų, kol kas, ne, čia kaip ir jo buvo valid, bet nežinau, aš tiesiog gal dar biškai palauksiu, ne, okei, jeigu pramazinsiu talon, tai pramazinsiu, ne, tiesiog aš rasiu kitą įėjimą į treidą, tai jo, nenoriu prailginti šito video, 18 minučių video, tai jo, jeigu norit sužinoti daugiau apie treidinimą ir panašiai, kaip atlikinėti šitas visokias vairias techninės analizės, naudojant visokius techninius įrankius, tai būtinai apsilankykite Discord'e, jo linką rasite apačioje. Jo, su jumis buvo ArxTrades ir susitiksime kitame video, jeigu turit kokių klausimų, tai būtinai prašom komentuokit ar prisijungite į Discordą, susipažinkit su bendruomenė ir jo, pasimatysime kitame video.